Labas. Šiandien bus vėl turgus radiniai. Ir vakar buvau, ir šiandien buvau. Ko turguje radau? Buvo daug žmonių, yra gero, visur gero. Ten yra žmonių, ten yra daugybė gerų stufų. Bet nieko gero. Pas mane nieko gero, bet nieko gero, sakė. Yra ir gero. Yra gero. Ir įdomių gėrybių. Nors ir geras oras šiandien, saulė šviečia, ir karšta šiandien, šilta, sušilę visi. Ir ėjau aplink turgaus. Ir ėjau, ir pabaigoj. Tai va. Netokį. Tai va, tokį turgus radinius jums parodysiu. Pradėkim nuo tuščių plėvelių. Kaip. Pradėkim nuo tuščių plėvelių. Pradėkim nuo tuščių darytų diskų. Pradėkim nuo tuščių dėklų. Štai yra matantis vienas slyvas diskams dėti. Na, o čia ir kiek diskus įdėjau, va. Oi. Kur. Ir šitos kaip tik ir dėjau. Bet dabar ne apie tai. Kitas. Acme CDR. Nieks nepasiėmė, dėl to pasiėmiau. Acme CDR. Johano Štrausas. Čia apie... Šitas kompaktas ten yra apie klasikinį muziką. Ten yra kompozitorius. Ir kompozitorius ir klasikinį muziką. Todėl čia yra Johano Štrauso... Taip, bet noriu pažiūrėti. Todėl čia yra Johano Štrauso antras CD ir trečias CD. O pirmo trūksta kažkaip. Kažkas paėmė, bet gal ne, aš nepasiėmiau, nežinau. Elektronikos. Angliškas antgalis. Tam jis skirtas konsolėms su angliškais junginiais. Angliškais antgaliais skirtas angliškam PlayStation'ui arba Xbox'ui. Todėl aš jį pasiėmiau už 3 eurus. Taip, čia skirtas konsolėm. 15-18 eurų. 18. Diskai, kur jums įdomi, kaip diskas gaminami. Express your ID with CD and DVD. Tai yra šitas filmas pasakojama, kaip atsirado ir kaip gaminamas diskas. Lietuviškas. Ir štai, čia yra Baltic Optical Disc grupė, Baltic Disc ir Prior Records įrašų kompanijų grupė. Čia yra lietuvių, anglų, rusų, latvių ir estų. Čia yra adresai, kur galima važiuoti į diskų gamyklą, jeigu nori. Va, šitas. Viskas taip. Ir diskas yra. Ką dar?
Ką dar kažko kito? Nu, neįdomybės pasakykim. Naša rašė. Čia yra dvipusinis diskas. Naša rašė rusų serialas ir su tais sumaišytais diskais. Sumaišytais dėklais. Dėl to šito nežinau, pasiėmiau po visus jūs kartu. Sakė, už dyką neškis pasimkit, nes man jisai nereikalingas, pasakė jis. Ko dar? Acme CDR 90 minučių. Acme CDR su prizu. Jeigu nori perrašyti, tau reikės overburninti funkciją. O ten patikrinau, ten nėra tikrai šitas. Dar parašyta vyresnių muzika MP3 Lietuvos hitai žvagulis ir panašiai. Ne tik. Ne. Ne, ten ne tik įdėta. Ten yra Acme DVD Plus ir kitas. Acme CDR. Ir Acme CDR. Senas logotipo. Čia yra Acme, kur galima ieškoti, kur galima gauti prizų. Na, o čia jau 2009 metais ir neegzistuoja. Čia yra tas Acme CDR. Na, o čia yra Acme CDR. Acme CDR su senais logotipų modeliais tipo 2007 metų. Čia nieko neįrašyta, gal kažkas tuščia. Jeigu tuščias, tai man patiktų. Na, o čia patikrinau, čia įrašyta. Ar tikrai? Taip tikrai įrašyta kelis kartus. Kitas. 21 amžiaus etno hitai, kur vakar parodžiau. Šitas yra diske turiu, pirmą kopiją turiu. Šitą, nežinau. Stabdyti. Šitą turiu dėklę kolekcijoje, pirmą kopiją. Na, o čia yra su pilnais viršeliais ir diskais. Tai yra antra kopija čia man, o šitą kitam perduosiu su dėklais. Tai yra su Kalnapilis. Čia ką žinau, jeigu nežinau, ar nupirktas parduotuvėje, ar jis buvo laimėtas reklamoje. Kitas. Čia rasi, žinai, bandau surasti. Gerai, įdomybė, sakykim. Acme flopikai. Flopikai diskai. Acme flopikų disketė. Acme. Dar ir labai senas. Dar labai senesnis negu diska. Acme. Verbatimas. Acme. Verbatimas. Raudonas Fuji filmas. Acme. Čia kažkas parašyta. Verslo planas ekonomikai.
Verbatimas. Čia flopikai rašomi, apie flopikus rašo darbus ir Excelius ir darbus ir Excelius, Wordus, PowerPointus. Tai va. Ai, dar šitą. Įdėk. Čia jau tikrai įdomybė. Neįdomu? Maxilis DVD plus RDL. Ir tai yra, šį kartą jis yra neišpakuotas. Ir tai yra sealed. Nice. Jie yra tušti diskai, bandau jį pasimti. Šį kartą jau nebus sealed. Lead Data DVD -R. Jis yra tuščias, patikrinau. Memory XDR, jis yra irgi tuščias. Na, visi kur šitie yra už dyką. Kažkas 14, 15, 18 eurų išleidau. Paskutinis, kur jums bus įdomybė. Ne. Taip. Galiu apsiversti. Trys Acme CDR. Jis yra tuščias, jis yra metalinis sidabro. Vengia rūdžio, kad nebūtų surūdijęs arba rotten, arba supūvęs, kad jinai neskaitytų, žinai. Jis skaitomas, bet aš jį netikrinau visai. Įdomybė. Jums bus tikrai įdomybė, kur bus seniausias modelis 2007. Jau nebe 2007 metų, jau kažkas apie 2005 metų. Acme DVD -R. Acme DVD -R, jis yra tuščias, jis yra senas logotipų modelis 2005 metų. Jis yra tuščias, patikrinau. Jis yra tuščias, patikrinau. O taip, šitą diską tuščią, kur seniais modelis Acme, dažnai nesutiksi, retas, ir jis yra tuščias. Jau šitą buvo rodytas per praėjusiame 1 metų vasario 18 dienos. Nežinau, tu sakau, bet bandau sakyti. Šitą jums parodyta šitą diską parodyta per praėjusiame 1 metų senumo turgus radinių video vasario mėnesį apie 20 dieną rodyta, kur senas modelis, kur jau naikintas ir turiu įrašytą jau nebebe. O dabar jau šitą jau turiu. Man tai tikrai patinka. Paskutinis, kur jums tikrai dar dažniau nerasitų šiame diske. Tai yra Digidata DVD +R. Nematosi?
Nematosi? Va šitaip. Šitas Digidati DV Plus R. Nenoriu su juo pabražyti. Jis yra kokybiškas ir nešvarus. Švarus įrašymo kokybė, bet nešvarus kai lieti ir dulkės. Panašiai. Grįžtu atgal. Jau tik tiek. Dar iškeliau kolos. Na, štai ir viskas. Štai kokią įdomybę jums parodau. Bye bye. Iki.